Skaičiaus kėlimas laipsniu, kėlimas kvadratu, kubu. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Kas sudaro laipsnį? Kaip skaičių pakelti laipsniu? Užrašytas laipsnis 6/4. 6 yra laipsnių pagrindas, 4 laipsnių rodiklis. Apskaičiuokime laipsnių reikšmę, tai yra pakelkime laipsnių nurodytų rodiklių. 6/4. Pagrindą dauginame tiek kartų iš jo paties, koks yra rodiklis. Šiuo atveju 6 × 6 × 6 × 6, nes rodiklis buvo 4. Atsakymas 1296. Arba atvirkščiai, 4 vienodus dauginamuosius šešetus galima užrašyti 6/4. 5 vienodus dauginamuosius septynetus užrašome 7/5. Sandauga dviejų vienodų dauginamųjų yra skaičius kvadratu. Tai yra pakelta kvadratu arba antruoju. C × C lygų C kvadratu. 8 × 8, 8 kvadratu. Apskaičiavus, tai yra pakėlus 8 kvadratu, gauname 64. Neigiamas skaičius pakeltas kvadratu, atsakymas bus teigiamas skaičius. Sandauga trijų vienodų dauginamųjų yra skaičius kubų arba pakelta kubų, tai yra trečiuoju. C × C × C lygų C kubų. 8 × 8 × 8 lygų 8 kubų. Apskaičiavus 8 kubų gauname 512. Neigiamus skaičius pakelta kubų, atsakymas yra neigiamas skaičius. Įsimink. Jei laipsnių pagrindas yra neigiamas skaičius, o laipsnių rodiklis lyginis skaičius, tai atsakymas bus teigiamas skaičius. Jei laipsnių pagrindas yra neigiamas skaičius, o laipsnių rodiklis nelyginis skaičius, tai atsakymas bus neigiamas skaičius. Ko mokys? Skaičiaus kėlimas laipsniu, kėlimas kvadratu, kubu. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Ką sužinojai? Kas sudaro laipsnį? Kaip pakelti skaičių laipsnių? Kada neigiamą skaičių keliant laipsnių gauname teigiamą atsakymą, o kada neigiamą? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.